Taigi, tokia startinė, juokauju, teisėjų sudėtis, galima pavadinti ir startinė. Jeigu kažkas nutiktų aikštės teisėjų, tai kerta ten Vaičekauskas, tačiau galbūt Tomantas, aišku, nenorėdamas čia, neblogas perdavimas ir Marius Paukštė reaguoja į Pavlio Radūnovičiaus smūgį. Teisėjo asistentą, vėliavėlės nėra. Na ir ko gero, stadiono centrinė tribūna jau skanduoja gėda, gėda. Na, žiūrėsim, labai pavojinga standartinė situacija. Perdavimas ir smūgis, Paukštė ir dabar jau Marius bejėgis. 8 numeris, Solomonas Kodžių. Siunčia kamuolį galingų smūgių į tuščius vartus. Na, daugiau už dėl to epizodo prie aikštelės, bet kita vertus čia standartiniai situacijoje Džiugas tiesiog pralaimėjo. Pralaimėjo netgi ne rungtynės dar kol kas, bet epizodą. Netgi 2 kartus. Justinui Januševskiui leido labai. Ar gana aukštai pakilo Lukas Budinovas. Laisvinės erdvę. Čia štai toks smūgis šalia vartų. Stabdyti nėra patogu, bet, sakyčiau, išspaudė beveik viską iš to epizodo ir sprendimas priimtas irgi akimirksniu, smūgis iš oro, nestabdant kamulio. Gražus epizodas. Viačeslavas Kulbačiukas. Štai tokie keitimai. Na, vėlgi. Armanė, baudos aikštelė. Urbys gali smūgiuoti iš toli, tą ir daro, ir Vytautas Černiauskas. Kovingos nuotaikos tiek Džiugo žaidėjai, tiek sirgaliai. Labai, na, praktiškai be įsigebėjimų. Baudos smūgis, maksimali koncentracija. Ir kamuolys siunčiamas link vartų, kumščiuoja. Vytautas Černiauskas, turbūt logiškai nuspręsdamas, kad Armanė Piliukaitis atrodė, kad prasiveržė Piliukaitės kraštu. Šilkaitis atsidūrė varžovų baudos aikštelė. Kai Armanė bus perdamas į baudos aikštelę, taip ir yra smūgis ir 1-1. 1-1 Simonas Urbys. Kelia iš savo vietų Telšių centrinio stadiono žiūrovus. Džiugas lygina rezultatą. Graži ataka, sudalyvavo ją daug. Justinas Januševskis gal kiek rizikingai, bet svarbu, kad svarbiausiu momentu nesuklydo. Tai ir man. Urbys gali smūgiuoti, tą ir daro Urbys. Kamuolys pas Vytautą Černiauską. Pačiukas, na ir va tokios dvikovos, na praktiškai kiekvienas lietimas su kontaktu. Ananė prie baudos aikštelės, Ananės smūgis, Černiauskas kamuolį atmuša. Simavičius sutrukdo, bet atako tęsia, štai toks smūgis. Ir Vytautas Černiauskas berods arba lietė. Keitimas Simonas Urbys yra keičiamas, žiūrim dar kokią, nu, tai įspūdinga. Greitai įmeta Šilkaitis, turi erdvės. Štai toks smūgis ir Vytautas Černiauskas. Na, ne vienu lietimu Yamada ir puikiai žaidžia Krasnyčiai. Nemažai matėme ir gynybinių epizodų, čia kortelė. Be jokios abejonės Yamada. Na, žiūrim. Oho. Ne, vis tik tai Dantė nuo Bagdasarjano. Kamuolys paliko aikštę, bet jo išmesti iš užribio jau niekam nereikės. Aidi, Roberto Šmito Švilpukas kelbintis, kad... Pirmasis mintis, galvoju, kad jau 3 rungtynės, kai turi būti varas ir jo nėra.
Tai kažkaip mes nusiviliam, nes tikrai norim už sąžiningą futbolą ir mūsų asmeninė nuomonė, kad buvo 11 metrų baudinys. Bet tegu palieka tai teisėjam, bet turi ar lyga, ar nežinau kas atsakingas, turi prisimti atsakomybę, jeigu yra parašyta, tai turi ir vykdyti. Apie pačias rungtynės pirmas kėlinys visiškai, aš nebijau pasakyti, šiame darbe išmokau sunkiai dirbti ir prisimti atsakomybę, tai pirmas kėlinys visiškai mano atsakomybė, kažkur neužmotyvavau, nepataikiau gal su, vadinkime, su taktika, išsidėstymu, motyvacija. Antras kėlinys teko pakoreguoti ir buvo tikrai geras, kokybiškas, energija buvo tikrai gera, bet žiūrint į pačias rungtynės, taškas geriau negu nieko. Tai tas antro kėlinio skirtumas toks pakankamai matomas aikštėje, labiau buvo taktinis jūsų nuomonė ir tas sportinis gal piktis žaidėjas irgi šiek tiek suveikė? Labai geras jūsų pastebėjimas. Žinot, ir paprašiau sportinių pykčių. Sakau, jeigu jūs norit pykti ant manęs, bet ant savęs labiausiai. Ir mes turim būti arčiau varžovo ir labiau būti, vadinkime, agresyvus ir su noru įmušti įvartį ar sukurti pavojingus momentus. Tos agresijos link žaidimo galo gal šiek tiek ir per daug buvo, ir tos emocijos čia tiesiog iš abiejų pusių suveikė, kaip sakyti, ir tą tokį žaidimo pabaigą nurodė. Jūs klausėt apie raudoną kortelę ar... Kortelė, tik bendros emocijas. Bendros emocijas, žinot, ta prasme, žaidėjai aikštėje, jie ten labiau jaučia tą energijos foną, bet man tai patiko, man tiko ta energija, aš to prašau ir treniruotės ir persimeti rungtynės. Aišku, kas per daug, tas per daug, ten raudonų kortelų nereikia, bet reikia būti emocingu aikštėje. Sekančiams rungtynėms, ar turite jau minčių, ką galbūt keisite, ar toliau bandysite tiesiog taip pat iš rungtynės žaisti, kaip sakot, ruoštis turiu minį? Tai mes, supraskite irgi, mes esam Džiugas, nesame didelis klubas ir mes visada ruošiamės ir adaptuojamės pagal varžovą savaitiniam cikle.